Labas rytas. Aš biškai aukštynės, bet į tai nekreipsime dėmesio. Sakiau, kad mes paliksim lenteles ir eisim biškai toliau kažką kitą išmok, bet pamiršau vieną pagrindinį dalyką lentelėse. Tad, dar vieną pamoką padarysim su lentelėm. Gerai. Nuo paskutinės pamokos aš ištryniau, aš padariau vėl lygiai 3 eilutės su 3 stulpeliais. Taigi dar norėčiau šį kartą parodyti, kaip formatuoti ne tekstą, o pačią lentelę. Pirmiausia, tai dar norėčiau prieš tą patį formatavimą parodyti vieną dalyką. Matote, mūsų lentelė, ilgis jos susiskirsto pagal tiek, kokio ilgumo yra žodis. Ir koks yra ilgiausias žodis, palydėk ir, rėmelis susidaro. Bet mes galime iš tikrųjų tą lentelę pailginti. Pavyzdžiui, padaryti per visą tą plotį, ar padaryti tam tikrą dydį. Aš jums parodysiu, kaip tai padaryti. Matote dabar, kaip jinai atrodo. Mums reikėtų į mūsų table tagadas įrašyti dar vieną atributą, tai būtų width. Štai. Ir dabar galime lentelę plėsti 2 būdais. Vienas būdas tai būtų užrašyti pikselių skaičių, kokius 300 pikselių, tarkim. Ir refreshinus mūsų lentelėms, matome, kad nesvarbu, kad žodis yra nepilnai per visą eilutę, bet mūsų lentelė iš tikro pasidarė ilgesnė. Čia būtų vienas būdas. Antras būdas būtų užrašyti procentais. Pavyzdžiui, mes norime, kad mūsų lentelė būtų per visą ilgį. Tai tiesiog užrašome 100%, ne? Ir tuomet mūsų lentelė pasidaro per visą mūsų tinklapį, nesvarbu kokio jis dydžio, ar jis mažesnis, ar jis ilgesnis. Kaip matote, lentelė visada bus 100%. Gerai, antras dalykas, ištrinkim šitą width, kad jūsų, kaip sakant, nesukonfuzintų dar labiau. Ir, dar galime padaryti tokį dalyką, kaip pavyzdžiui, kad pas mus viskas labai sumalta į vieną vietą, pavyzdžiui, sunku įskaityti ar sunku suprasti kažką, jeigu didesnė lentelė, tai, toksai marmalinė, toks šakromako, žinote, vienoje vietoje. Tai galime biškai atskirti jos, tarkim, žodžius, padaryti tarpą tarp žodžių ir tų būtent rėmelių. Ir tai vadinasi cell padding. Taip rašosi, ir galime įrašyti kažkokį skaičių, tarkim, įrašykim 10. Įseivinam ir refreshinam mūsų lentelę. Kaip matote, iš karto yra daug lengviau įskaityti, ar ne? O antras dalykas, ką mes dar galime padaryti, kaip matote, mes turim vieną didelę dėžę ir daug mažyčių dėžučių viduj, kurios turi kažkokį tai užrašą viduje. Mes galime tas dėžutės nuo pagrindinės dėžės biškai skirti irgi. Ta prasme, kad, jas būtų biškai, kad matytume kaip mygtukus, tarkim, ar kažką tokio. Aš jums parodysiu, bus daug paprasčiau suprasti. Pirmiausia, aš noriu vėl grąžinti mūsų tinklapį į pradinę padėtį, kad jūs suprastumėt, ką aš turiu omeny. Vėl matote, kaip viskas yra. Ir dabar reikia rašyti vėl cell, bet ne padding, o spacing. Ir vėlgi rašyti, galim, tebūna 10, tebūna 10. Žinote, dabar rytas, aš ką tik iš lovos, galima sakyti, iš karto jums darau šitą tutorialą, tai aš nusišneku turbūt juodai. Rytinę kavytę. Gerai. Ir dabar turėtų pagal D mūsų tie maži kvadratėliai didžiuliam atsiskirti nuo to dydžio ir, žiūrėkit, turbūt supratot, ką aš noriu pasakyti. Kaip matote, mūsų tie kvadratukai atsiskyrė ir, jie kažkokie tai pasidarė, kaip sunku lietuviškai šnekėti, darant tutorialus, tai man viskas angliškai galvoje verda, tai, pasidarė space'ai, tai tarpai pasidarė tarp visų šitų. Aišku, tai nereiškia, kad turim naudoti arba vieną arba kitą, mes galime naudoti ir abudu. Pavyzdžiui, galime rašyti ir cell paddingą, taip pat 10 padarom. Seivinam, refreshinam. Ir kaip matote, ir mūsų patys tie kvadratėliai kažkiek atsiskyrė nuo viso mūsų didžiojo kvadrato ir mūsų tas tekstas biškiai atsiskyręs viduje nuo to kvadratėlio. Ir žinoma, galima tai padaryti 100%.
dar vienas atributas, width. Na ir padarysime turbūt 100%, ar ne? Atleiskite už mano nusišnekėjimą, nes labai sunku iš tikro šnekėti yra tik atsikėlus iš lovos. Na štai, kaip matote, mes sukišom net 4 atributus į vieną tagaą. Aš jau minėjau pačiose, vienose iš pirmųjų pamokų, kad galima tų atributų rašyti daug. Tai va, sudėjus visus atributus, mūsų rezultatas gaunasi štai toks. Daugiau informacijos rasite mano tinklapyje.